Nycių kaimo gyventojai, verslininkai Musė ir Pupsis Šunėnai nenorėjo nė kiek patys nusileisti kitiems, kurie šiandien būtent tai ir daro, ir dėl to ir patys abudu drąsiai nuvyko tiesiai link Kupiškio miesto, kur prie pat Marių telkinio šiandien ir vyksta tikrai grandiozinis renginys – salos šventė. Ir nesuklydo patekę ton šventėn, nes ten jau šurmuliavo susirinkęs dideliausias gyventojų knibždėlynas. Susirinkusių asmenų ten buvo tiek daug, kad net buvo labai lengva kone greitai pamesti savo artimąjį pačioje minioje. Prekeivių su savo siūlomomis prekėmis buvo daug, o pačių lankytojų svečių dar su vis 14 kartų daugiau. Priešai save Nyciečiai Šunėnai išvydo net 2 atskiras koncertų scenas, viena jų priekyje, o kita saloje, jos gilumoje. O jau dainų muzikos skambančių kiek daug, o jau kiek bendro klegesio. Eidami Musė ir Pupsis dairėsi į visas pusės, kiek tik galėdami ir benorėdami, taip labai magėjo viską iš visai arti kuo labiau paeiliui apžiūrėti. Ir paragauti daug ką tuo pačiu vis viliojo. O kai pontoniniu tiltu persikėlė būtent į pačią Marių salą, ten netikėtai susitiko vieną savo jų gerai pažįstamą porą, Mėlynakį Lakišių ir Elingą Bruknienę drauge ant suolo besėdinčius ir kažką įdomaus beveikiančius. Tie dugi pasirodo niekaip tokia šventinė proga irgi negalėjo čia net važiuoti, juk ir kaip susižadėjusiai porai proga vėl pasirodyti ir dar šio bei to naudingo įsigyti. Pasikalbėjo jie, persimetė tarpusavyje keliais žodžiais, po to Šunėnai patraukė eiti dar tolyn takeliu į salos gilumą. O jau eidami Šunėnai ne tik kad matė daug prekeivių su egzotiškai siūlomais įvairiais skanumynais, bet dar ir patys keletą iš tų gardumynų nusipirko, bei prie čia pat pastatytų lauko staliukų gyvai paragauti ir išbandė. 2026 m. Liepos 18 diena. Kaip galėjo atrodyti jų pokalbiai salos šventės metu? Štai. Pirmas Nyciečių Šunėnų pokalbis su sutiktais sužadėtiniais, Mėlynakiu Lakišiumi ir Elinga Brukniene. Taigi vos tik patekus per pontoninį tiltą į pačią uošvės Liežuvio salą, kur pakeliui Šunėnų poro susitikti geri jų pažįstami miestietė vieniša, mama Elinga sėdi ant medinio suolo, o jos sužadėtinis Lakišius iš Katinų Papyvesio kaimo turizmo sodybos stovi drauge šalia. 36 metų jau sulaukusi Elinga sėdi grakščiai užsikėlusi savo dailės, apvalęs nuogas kojas vieną ant kitos, jie apsivilkusi trumpą klostuotą sijoną ir ploną švarkelį be rankovių. Dėl jos šviesių plaukų net ir iš tolo ją lengvai yra galima pastebėti. O jos naujasis mylimasis ir Nyciečių Katinų turizmo sodyboje prižiūrėtojų dirbantis 54 metų amžiaus Mėlynakis apsirengė savuoju jam įprastu vasarišku stiliumi, su vasariškais trumparankoviais marškinėliais ir su šortais. Jie abu rankose laiko po rožinį skystį kokteilį. Šios sužadėtinių porelės pokalbis su Nyciečiais Šunėnais galėjo atrodyti taip. Musė ir Pupsis sustojo tuoj pat, kad pasilabintų, sveiki, Elinga ir Mėlynaki. Na ir netikėtas mūsų susitikimas tokioje minioje. Šiandien tų į šventę susirinkusių gyventojų yra šitiek be galo daug visur, kad netiršta. Matau, ir jūs nepraleidote progos atvykti į šią grandiozinę salos šventę. Jukgi antroji, oficialioji šventės diena dabar, ir ne kitaip Elinga Bruknienė, gurkšnodama pro šiaudelį, vau koks man skanus yra šis skystis kokteilis. Gerą dieną jums, Nycių kaimo verslininkai Šunėnai. Kaip laikosi jūsų turimos individualios įmonės Nycių Pys kolektyvas? Gal kai dabar vasara ir pas jūs įmonės miesto biure tų darbų būna daug mažiau gal? Sakykite, ką veikiate atėję į šią salą? O mes abudu su Mėlynakiu čia irgi einame pro pat šalį, bandome viską iš eilės išragauti tai, kas tik įdomaus ir naujo yra čia siūloma prekyboje. Jau buvom ragavę ir šviežios čia ką tik iškeptos picos ir sausainių ir turkiško lukumo. Ten tai buvo tiesiog beveik dieviška ambrozija, o ne labiau tik saldumynas. Va, ir gurkšnojame kokteilį. Gerai, kad nusipirkome jo paragauti. Man skanu, o kaip tau, brangusis Mėlynaki. Ir kaip smagu jūs sutikti, na ir šurmulys čia šiandien, Mėlynakis Lakišius. Tikrai labai skanus kokteilis, pritariu aš Elingai. Sveiki, Nyciečiai. Negalėjome praleisti tokios progos, juk reikia ir mums kaip sužadėtiniams žmonėse pasirodyti ir šio bei to naudingo šventėje įsigyti.
Darbas toje mano sodybos darbovietėje lieka tik darbu, bet kartugi būtinai dar man reikia ir šią savo mylimą moterį kartas nuo karto vis mieste aplankyti, tad taip mes čia ir atsiradome vėliau. O jūs ar jau spėjote ką nors apžiūrėti, pupsis? Mes su žmona ką tik persikėlėme tuo pontoniniu tiltu į šitą salą, akis netraipsta nuo prekeivių ir muzikos. Planuojame paėjėti giliau takeliu ir paieškoti kokių nors egzotiškų skanumynų, musė pritardama linkteli vyrui, tikrai taip, eisime mes dar tolyn ir tolyn į visur pasidairyti. O jums dviem linkime jums gražios šventės ir skanaus kokteilio. Na ir sėkmingai susituokite kada nors abudu gražiai. Juk jau daugiau nei 2 metus laiko jūs abudu taip gražiai draugaujate. O mes judame tolyn į salos gilumą. Antras konkretus musės ir pupsio pokalbis dviese prie staliuko. Po susitikimo su sužadėtiniais šunienai paliko juos būti savo vieniems tik dviese, jiems netrukdė ilgiau savo kalbomis ir patraukė takeliu tolyn. Čia netrukus pakeliui nusipirko saldumynų iš maisto vagonėlio ir sustojo užkąsti prie čia pat pastatyto viešo lauko staliuko. Jų pokalbis dviese atrodė būtent taip. Pupsis valgydamas purgą ir užsigerdamas karštų gėrimų, bet kokie jiedu yra visgi be galo graži pora, tai net ir iš tolo matyti, ne veltui jiedu jau ir buvo nuėję atlikti susižadėjimo. Mėlynakis ir Elinga buvo tiesiog netverti šio savo padaryto žingsnio, jie bus kada nors tikrai laiminga šeima. Lieka tik, kad jie ir susituoktų. Pritari, musė. O iš to, ką mes abu čia ką tik buvom nusipirkę. Man tai čia yra labai skanu, musė. Geras šis maisto pasirinkimas. Teisingai ir padarėme, kad čia ir mes atėjome, musė dešinę ranką pasitaiso po švarkeliu savo vilkimą ir taip labai trumpą gelsvą suknelę, šypsodamasi ir pritariamai žiūrėdama atsako pupsiui, visiškai sutinku pupsi. Iš tų mūsų ką tik sutiktų gražių sužadėtinių vėliau atsiras dar gražesnė būsimų sutuoktinių pora, jie yra tiesiog neatskirti vienas kitam. O nyčiuose būtume tikrai pasigailėję, jei būtume taip ir likę namuose. Kas dėl šio maisto? Spurgos man tiesiog tirpsta burnoje, o kava puikiai tinka po tokio pasivaikščiojimo. Ši Kupiškio Marių salos šventė jau ne dabar pranoko visus lūkesčius, o iki vakaro dar šiek tiek tolokai, tada mūsų lauks ir žinomų šalies atlikėjų koncertai. Pupsis neturėdamas ką daugiau pasakyti, tik ištisai vis linksi su galva, pritardama savo žmonos pasakytiems žodžiams.